Tai ūkininkam, kaip žinoma, dauguma ūkininkų yra ir medžiotojai. Ką reiškia ekonominės klasės? Tai čia turbūt premium klasė skirta jau turbūt stumbrų medžiokliai, taip? O, pamojuok. Iš lėto, va, dabar pakeiskit. Palaukit. Dirbu kompanijoje Valrima, liaudyje gerai žinoma kaip e-medžioklė. Ir e-medžioklė atstovauja termovizorių gamintoją Termtec. Vat ir šioje parodoje pristatom Termtec visą gamą termovizorių. Taip pat ir šiek tiek kitų produktų, su kuriais taip pat dirbam nuo seno. Nu tai parodykit tada. Ūkininkam, kaip žinoma, dauguma ūkininkų yra ir medžiotojai. Ar ne? Tai pirmiausia, jiem be abejo, šitie termovizoriai yra skirti, jie nėra, kaip sakykim, pavadinkim, profesionalaus naudojimo, ne, kur jau grinai apsaugos kameros ar termovizorinės. Tai yra termovizoriai skirti daugiausiai gamtos stebėjimui, medžiokliai, taip pat medžiokliai mes kalbam ir suradimui, ir pačiam sumedžiojimu, ar ne? Tai yra tiesiog monokliais, kuriais mes galime aptikti žvėrį, taip pat galim sėkmingai juos galbūt panaudoti ir tam tikrais saugant savo pasėlius ar ūkinius pastatus, jeigu fiziškai esam ten ir tamsiu paros metu mums reikia kažką įsiaiškinti. Tai yra, kaip minėjau, ta monoklių klasė visa, stebėjimui, aptikimui ir yra medžiojimui, priedėliai montuojami ant optikos, tai yra Hunt serija. Hunt serija gali būti paprasta ir gali būti su tolimačiu, kaip va, štai jau ir demonstruojama, kaip yra uždėta. Ir jau jūs matot vaizdą kaip įprastoj optikoje. Ir sumontuotas yra, šis priedėlis turi ir sumontuotą tolimatį, kas leidžia nustatyti atstumą iki taikinio ir atlieka balistinę korekciją ir taip žymiai supaprastina pataikymo galimybės. Dar kita kategorija yra termovizorinės optikos, kurias taip pat daro Termtecas, tai yra jų ekonominės, pavadinkim, klasės optika nedidelio gabarito, bet labai puikiai veikianti IBEX, kuri irgi turi integruotą tolimatį. Ekonominės klasės, aš manau, kad tai yra daiktai, kurie kainuoja apie 1,5 iki 2,000 eurų, aš taip sakyčiau, ar ne? Ir tam premium segmentas tai 4,000 ir daugiau. Taip galima turbūt skirstyti visas tas prekes. Tai čia turbūt premium klasė skirta jau turbūt stumbrų medžiokliai, taip? Ne, stumbrų iš viso negalima medžioti pas mus. Tai tiesiog yra stebėjimui skirti. Tai yra monoklis jų, va čia dabar pats naujausias 650 DL Pro. Kas tai yra? Tai yra monoklis, kuris turi kintamą, ne tai, kad jie dažniausiai susidursit, kad artinimas yra skaitmeninis, ar ne? Jis tiesiog pats ekranas išdidėja. Tai šitas turi dar papildomą lęšį. Ir tu jį gali perjungti, jisai didesnis arba mažesnis lęšis, tai grubiai tariant, tu turi jau optinį artinimą. Tai reiškia, kad tu turi arba tu gali persijungti, matyti labai plačiai vaizdą, arba jeigu tau reikia susikoncentruoti, tai siauriau. Plačiakampis ir normalus. Taip. Tai jie šitą ir taip pat dar papildomai yra integravę jau pakankamai šitą sudėtingą optinę sistemą, dar yra integravę ir tolimatį. Tai yra labai aktualu prieš atliekant šūvį, kad tu nepervertintum savo galimybių, kad tu vėlgi nepadarytum klaidos ir tada tu jau sprendi, ar tau reikia kažkaip priartėti toliau, ar tu toliau lauki, kad tas grobis ateitų pas tave. Nes termovizoriai apskritai visi, ar tai būtų termooptikos ar monokliai, jie turi tą problemą, kad labai apgauna, ypatingai nepatyrusiam žmogui, tolimatis labai nepatyrusiam medžiotojui, nepatyrusiam vartotojui, visada įvertinti labai lengva apsirikti tamsio paros metu, kokiu atstumu yra žvėris. Beje, jie visi turi tiek optikos, tiek vėlgi monokliai turi įrašymo funkcijas, tiek fotografavimo, tiek filmavimo, tai yra vidinė atmintis. Čia yra USB-C jungtis, jungiatės prie kažkokio tai kompiuterio ir persikeliate. Visi šitie prietaisai jungiasi ir prie turi kaip mobilųjį palaikymą, pavadinkime, ne, yra ir mobilioji programėlė Termtec, jūs galite, sakykime, jūs pats tą prietaisą naudojat, žiūrit, o kolega programėlę turėdamas telefonę irgi gali telefonę realiu laiku matyti, kokį vaizdą jūs matot. Dar labai svarbi jų naujiena, ko jie nedarė iki tol, tai yra
termovizoriniai žiūronai, teisingiau reikėtų sakyti multispektriniai žiūronai. Ventus iš termovizoriniaus pusės turi labai puikų terminį jutiklį su net mažiau nei 15 mikrokelvinų. Tai leidžia, kaip minėjau, aptikti objektą labai sėkmingai. O ką reiškia multispektriniai? Tai reiškia, kad jūs galite juos naudoti ir kaip dieninius žiūronus, ir kaip naktinius, nes yra skaitmeninė, skaitmeniniai naktiniai žiūronai. Ir jie, kad jūs naktį dar geriau matytumėt, be abejo reikalingas pašvietimas infraraudonųjų spindulių. Tai va čia yra infraraudonųjų spindulių pašvietėjas, kuris geba generuoti skirtingas bangas šviesos. Tai yra 8,50 Nm banga arba 9,40. Ką tai reiškia? Tai yra arba matoma, arba nematoma. Jeigu aš naktį noriu matyti toliau, naudoju 8,50. Jeigu noriu, kad žvėris manęs nematytų, naudoju 9,40. Kaip ir naujos eros, naujos klasės prietaisas, kuris dažnai medžiotojai turi labai daug įrangos ir daug kas skundžiasi, kad sunku nešasi ir termovizorių, ir žiūronus, ir tolimatį. Tai čia viskas yra viename. Jis nėra sunkus. Ir jeigu kuo jisai išsiskiria iš konkurentų, tai jisai savo gabaritu išsiskiria. Jisai toks labai patogus, kompaktiškas, viskas viename jau yra. Žinot, Andriau, tai pasakojate, kad aš toj medžiotojui tapsiu. Tai labai. Tiek Termtekas turi servizo centrą Lietuvoje, mes patys atliekam servizą. Jeigu jau mes neįveiksim, išsiųsim į Vengriją, kurie turi jau savo, kaip sakykime, atstovybę Europoje, tai vartotojas visada gaus pačią geriausią apsaugą. Ir tai irgi labai, kai kiti klausia, sako, kodėl reikia pirkti Termteką, o ne kažkokį ten galbūt ir šiek tiek pigesnį prietaisą, tai mes visada sakom, kad už to vardo, tai vardas ne vien iš savęs yra tik tai skirtas reklamai, bet už to vardo siekia patikimumas, servizo, garantijos ir visi kiti. Ir dar nepasakėte, kokias klaidas žmonės paprastai daro, pirkdami stebėjimo kameras ir termovizorius. Kokios pagrindinės esminės klaidos? Bet čia ir yra dažniausiai, kad žmonės pasimauna kartais ant labai pigių pasiūlymų ir tie daiktai paprasčiausiai nėra apsaugoti garantiniam, nes vis tiek tu moki už tą daiktą ar tai kelius šimtus eurų, ar tai 1000, tai yra pinigai, tai yra, žinom, kad juos sunku išdirbti ir žmonės kartais taip lengvai, norėdami kažkiek tai jų sutaupyti, lengva ranka nusiperka prietaisus, kurie neturi to garantinio palaikymo, neturi servizų visų ir tada susiduria su daug problemų. Tai va čia tie dalykai. O tiek, kai renkomės termovizorių, tai dažniausiai reikia žiūrėti pagal pačio poreikius, kokiuose plotuose mes medžiojam, koks mūsų medžioklės būdus daugiausiai mėgstam. Pačią informaciją apie patį Termteką yra lietuviškas Termtek Outdoor puslapis, kur surasite visus prietaisus, kurie dabar yra gamintojo gamoje. Ir jis yra jūsų įmonės prižiūrimas. Jisai mūsų įmonės prižiūrimas, pastoviai atnaujus, ten rasit vartojimo instrukcijas. Jeigu ką, galima kreiptis per e-medžioklę, kadangi mes kaip ir esam importuotojai šitų prietaisų į Lietuvą, tai jie yra platinami ir kadangi mes nuo seno dirbam su labai daugybė medžioklinių parduotuvių Lietuvoje, tai Termteką turbūt surasit beveik kiekvienoj toj medžioklės prekių parduotuvėje. Jeigu norėsit, ten jums visada suteiks informaciją apie juos. Tai pakankamai tokia sklaida nemažai yra.